Labas visiems. Paspręskime 10-ko pupų egzamino, bandomąjį egzaminą. Pamatysite, aš ką pasidariau, aš pasidariau lentelę. Susirašiau visas temas, kurios buvo bandomajame. Matote funkcijų net 9 taškai iš funkcijų ir 11 taškų iš trigonometrijos. Trupiniai reiškiniai turi dar 7 taškus. Tai realiai šitos 3 temos, funkcija, trigonometrija ir trupiniai reiškiniai turi 27 taškus. Daugiau negu pusė viso egzamino taškų yra iš 3 temų. Labai neįtikėtina, įdomu, ar tas pats bus ir pačiam teste. Ar iš tikro jie taip lengvai duos 3 temoms viską. Gerai, tai galim patraukti šoną ir abeje, trupiniai reiškiniai 9 klasė, bet trigonometrija, beveik visa 10 klasės trigonometrija. Iš 9 klasės labai mažai trigonometrijos uždavinių, beveik visa iš 10. Gerai, taigi turime uždavinį. Kvadratinę funkciją. Kaip ją spręsti? Tai mums yra duota atsakymai, reikia išsirinkti teisingą atsakymą. Tai šis uždavinys yra, tiesiog mes įsistatome skaičius. Tai reiškia, pirmas keliauja vietoj x, o antras vietoj y. Tai jeigu mes turim funkciją, tarkime, f, aš tiesiog y lygu x kvadratu plus x plus 1. Tai ką mes padarome? Mes įsistatome vietoj x ir vietoj y skaičius. Tai pažiūrėkime, aš tiesiog pakeisiu, paliksiu tą tekstą ir statysiu. Taigi, pirmas. Vietoj y rašome -1, vietoj x 0. Tai 0 kvadratu 0 plus 0 plus 1. Jau matom, kad tikrai nebus lygų, nes čia bus -1, o kitoj pusėje bus lygų 1. Tai netinka mums šitas. Gerai, išsitriname. Na, prie antro, 2 ir 7. Tai gerai, vietoj y rašom 7 ir vietoj x 2. Tai 2 kvadratu bus 4, nes 2 kart 2. Plus 2, plus 1 ir mes matom, kad taip, gausim 7, reiškia, šitas atsakymas mums tinka. Gerai, kaip ir išsiaiškinau, galim dar kitus padaryti, kad būtų double checkinti, patikrinti dar kartą. Gerai, čionais. Vietoj y 0 ir vietoj x -1. Tai, čia svarbu. Taigi, -1 kvadratu bus 1, tai čia bus 1. Tada -1 tai bus -1 ir plus 1. Tai šiek tiek gausime tiesiog plus 1, tai irgi mums netinka. Šiandien nepirau, kad tinka, bet tiesiog nepirau, kad sprendžiame. Gerai. Paskutinis, vietoj y 12, tai statom 12, vietoj x 3, puiku, tai 3 kvadratu bus 9, plus dar 3 ir plus 1, matome, kad 12 rašo, kad bus lygų 13, tai yra netiesa, reiškia netinka. Nuostabu. Taigi atsakymas šiuo atveju yra pas mus antras. Tai arba A taškas, 2 ir 7. Gerai, važiuojam toliau. Toliau, sekos. Sekosios kartais žmonės išgąsdina, bet nereikia sekų bijoti. Ypač tokio uždaviniuose yra tikrai toksai pagrindas, nėra nieko sunkaus. Tiesiog vėlgi įsistatome skaičius į raidinį reiškinį. Tiesiog realiai raidinis reiškinys. Skaičių sekos n-tojo nario formulė yra an, n-tasis narys, lygu -2n plus 1. Reiškia, jeigu mes ieškom trečiojo nario, tai ieškome a3, trečiasis narys, tai n yra 3. Mes įstatome tiesiog vietoj n3. Tai -2 kart 3 plus 1. Tai čia gausime -2 kart 3 -6 plus 1 bus tiesiog -5 iš viso. Ir tai yra mūsų atsakymas. -5. Labai paprasta. Nebijokit sekų. Sekos nėra tokios baisios, kaip gali atrodyti. Gerai, dar vienas, vėlgi labai, man atrodo, lengvas funkcijų uždavinys. Mes tiesiog turime įstatyti čionais į funkciją skaičius. Ir mes turime vietoj x įstatyti 5, o po to vietoj y 0. Tai 2 taškai. Šitą uždavinį, netgi toks įleidimas, kaip jums 10-okams tokius lengvus duoda. Gerai, taigi, pabandome. Vietoj x rašom 5 ir tada skaičiuosime y. Tai y yra lygu 2 kart 5 minus 12, mes gausime 2 kart 5 yra 10 ir minus 12 yra minus 2. Tai mūsų atsakymas bus tiesiog čionais minus 2. Fantastika. Ir tada kitas yra, mes turime y, bet neturime x. Reiškia, mes įsistatome, kad būtų didesnis skirtumas, vietoj y 0, reiškia, bus lygu 0.
ir mes tada skaičiuojame 2x minus 12, mes turime kažkokią čionais kaip ir lygtį, mes dabar ieškome x, mes aišku išsikeliame kitą pusę 12, gausime, kad 12 lygu 2x, paprasta viską dalinam iš 2 ir gausime, kad x yra lygu 6, gausime čionais 6. Na va, paprasta, ar ne? Iš tikrųjų paprasčiau negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Puiku, judame toliau ir ketvirtas uždavinys. Šitas uždavinys yra tekstinis, iš tikrųjų. Mums net nereikia išspręsti šitos lygčių sistemos. Mums reikia parašyti, kuri teisingai yra užrašyta. Taigi, duoti skaičiai x ir y. Dabar žiūrime, kas parašyta. Šių skaičių suma yra lygi minus 4, o jų skirtumas lygus 8. Tai reiškia, kad jeigu juos sudėsime, gausime minus 4. Taigi, netinka, o čia tinka. Gerai, sudėsime, gausime minus 4. O jų skirtumas lygus 8. Jeigu vieną atimsime iš kito, gausime 8. Tai čia daugybė netinka, skirtumas kind of okay, bet net eilės tvarka, tai tik šitas tinka. Tai viskas, mums reikia užrašyti, pasirinkti, kuris atitinka aprašymą. Tai iš tikrųjų užteko pirmo sakinio, kad išspręstume. Suma turi būti minus 4. Tai reiškia, sudėsime, gausime minus 4 ir viskas. Išspręsti nereikia. Tik pasirinkti, kuri sistema atitinka sąlygą. Ir važiuojam prie paskutinio uždavinio iš šito sąrašo. 5. uždavinys. Paveiksle užduotas apskritimas, kurio centras yra taškas O. Kampas ABC yra įbrėžtinis, o kampas AOC centrinis. Nuostabu. Pažiūrėjome kampo AOC didumą. Tai mes ieškom šito kampo. Tai nežinau, ar atsimenate, bet jeigu iš tų pačių taškų, iš taško A ir iš taško C, mes turime du kampus, tai yra centrinė ir įbrėžtinė, tai centrinis kampas yra dvigubai didesnis už įbrėžtinį. Tai reiškia, jeigu čia yra 60 laipsnių, tai AOC bus dvigubai daugiau. Tai reiškia 60 kart 2 bus 120 laipsnių. Va, nėra toks sudėtingas uždavinys iš tikrųjų. Taip pat, jeigu jums kiltų klausimas, jeigu čia yra 60 laipsnių, kam yra lygus šitas lankas, beje, tokių klausimų gali būti, tas žalias lankas, tai jisai yra lygus, jo lanko dydis laipsniais atitinka centrinio kampo dydį. Tai būtų 120 laipsnių to lanko dalis. Tai tiek. Tai pirmieji 5 uždaviniai ir sėkmės sprendžiant kitus. Iki.